Mauzeris, smagu pasakyti, kad Kubilius pagaliau priėjo liepto galą. Žinot, aš iš jūsų tai jau 5 metai girdžiu ir vis girdžiu. Kubilius kaip sausas, taip vis ir sausas. Ne, šį kartą Kubilius užsirovė ant rimto vyro. Ant vyriausio Lietuvos naisio Ramūno Karbauskio. Jo, čia gali ten tą skardžių, ko neveikti, kiek nori. Gali Bradauską įžeidinėti. Čia rimtas vyras padavė į teismą. Susitaikys teisme. Ne, Karbauskis neeina į taikos derybas. Kubiliaus laukia pilna kapituliacija. Tokį žmogų pavadinti prorusišku oligarchu? Ne, nu Kubiliau, čia jau žinai tikrai užsiroviai. Tokį žmogų pavadinti prorusišku? Nu, šiaip čia dar teisme reikia įrodyti, kad prorusiškas oligarchas, ta savoka yra įžeidimas. Sužinojusios Karbauskio statusą, čia visos Lietuvos barakūdos sulėks pas jį ten praleisti naisių vasaros. Ne, teismas jau turi precedentą. Jau storas kūris užkalnis nuteistas už žodžio pavartojimą ant žmogaus. Mes dar sulauksim laikų, kai Kubilius sėdės Seime ir bandys prasižiot. Tik karkt ir Kubiliui nauja byla. Bet palaukit, Karbauskis yra stambus verslininkas ir turi savo politinę partiją nuosavą. Tai pagal visus graikiškus apibrėžimus jis ir atitinka tą savoką oligarchas. Tai ko jam teistis? Tai tas taip, bet tai čia taip aš galiu sakyti. Jūs gali taip sakyti, gerbiamas Mauzeri. Gali operatorius taip sakyti. Grimerė gali taip sakyti. Bet ne Kubilius. Tik tais ne jis. Jis dar iki Karbauskio kiek prisišnekėjęs yra, kad jiems iki gyvos galvos kalėjime pūti ilgus milijonus metų tokiam blogam žmogui, kaip Kubilius. Jeigu bent 40% savo verslo apyvartos Karbauskis vykdo per Rusiją, tai jis prorusiškas? Na, tai gerai, čia jūs taip gali sakyti, aš galiu taip sakyti, operatorius gali sakyti, Grimerė taip gali sakyti. Gerai. Kubilius taip negali sakyti. Negali. No. O jeigu, pavyzdžiui, atsitiktų taip, kad Kubiliaus ims ir nenuteis. Nereikia taip kalbėti. Nereikia taip kalbėti. Patylėkit su tokiom kalbom. Rankas patraukit.